Kovo 6 dieną Prienų Revonos vidurinėje mokykloje vyko tradicinė 9-oji mokinių dailės darbų paroda Žiemos improvizacija, kurios tema šiais metais žiemos džiazas. Iš viso buvo pateikti 99 darbai iš įvairių Prienų rajono savivaldybės mokyklų, Birštono savivaldybės, Marijampolės ir Garliavos mokyklų. Ne visi darbeliai buvo įvertinti diplomais ar padėkomis, tačiau visi eksponuojami mokyklos koridoriuose. Į parodos atidarymo šventę atvyko daug svečių. Lietuvos Respublikos Seimo narys Vytautas Kamblevičius, Prienų rajono savivaldybės vicemerė Loreta Jakinevičienė, Prienų rajono savivaldybės švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas ir daug kitų. Džiugu, kad kiekvienais metais atsiranda vis daugiau rėmėjų norinčiųjų paremti šią parodą. Visi svečiai nuoširdžiai žavėjosi mokinių kūrybiškumu, kantrybe ir linkėjo daug naujų gražių idėjų ateičiai. Šiais metais sulaukėme iš 13 Prienų rajono, Birštono miesto, Kauno rajono, Garliavos, Marijampolės mokyklos mokinių darbų. Kai matote, mūsų būrys didėja ir mes tiesiog plečiamės ir galbūt kitais metais padarom respublikinį tą konkursą. Bus jubiliejinis, pasakysiu iš karto temą, kuri buvo išrinkta praeitais metais ir Seimo nario Andriaus Palionio iniciatyva ir kitais metais vaikai žiemos improvizacijoje reikės mums kurti žiemos žmogų, sniego žmogų, tiesiog sniego žmogų. Labai sunku, labai sudėtinga, bet tikrai įdomu. Konkursas vyksta jau 9 kartą. Kaip pradėjote rengti šį konkursą? Pradėjau, kuria prasme pradėjau. Tai yra kaip būtent 9 metai, tai jisai tiesiog baigėsi vienas ir mes pradedam kitą, apie kitą galvoti, apie kitą mąstyti, planuoti ir tam konkursui paruošti neužtenka mėnesio. Tai turi būtent būti visus metus, kad ir ta vasara šilta, bet laukiame vis tik tos žiemos, nes jinai tikrai ateis. Temos kasmet būna originalios ir labai skirtingos. Kaip temos idėja kilo šiemet? Šios improvizacijos tema tai tiesiog kilo būnant svečiams kartu būryje. Aš jos nežinojau ir pasiūliau visiems pabandyti sugalvoti. Ir buvo išdalinti lapeliai, jie rašė ant tų lapelių savo mintį, idėją. Ir aš paskui juos skaičiau visus iš eilės ir sakiau, kurį mes labiausiai sureaguosim, tiesiog ovacijos kažkokios bus, ta tema ir bus. Tai buvo išrinkta žiemos džiazas, o kitais metais jau automatiškai jubiliejiniai progai buvo sugalvotas sniego žmogus. Taigi kitais metais bus jubiliejinis konkursas. Kuo dar žadate nustebinti? Pajuokavote, kad galbūt bus respublikinė paroda? Iš tikrųjų, bendrauju aš su daug mokytojų ir bendrauju. Galbūt, aišku, rajone tai viskas yra kaip ir savaime ir mes esam labai gražus, jaukus būrys mokytojų. Na, o kitus mokytojus aš turbūt kaip aš susitinku respublikiniuose konkursuose, į kuriuos važiuoju su vaikais, ir tiesiog tai viena grupiokė, tai kita kursiokė, tai žiūrėk vieni per kitus ir mes bendraudamos aš jas pakviečiu ir be abejo Aušra, nuostatus prašom ir mes sudalyvausim. Tai galbūt tas būrys ir įsiplės, nes ir dabar per Kaziuko mugę aš dar kelias mokytojas pakalbinau iš kitų mokyklų ir dėl to mes galvojam, kad jau gal net skelbti respublikinį, pasiūlyti nuostatus ir žiūrėsime, gal savaime atsiras mokytojų tų, kurie ir nežino Prienų, nežino Revonos mokyklos, bet sužinos. Kaip jau minėjote, šiemet gavote labai daug, net 99 darbus. Taigi pagal kokius kriterijus atrinkote pačius geriausius? Čia iš tikrųjų tai darbas yra pačios komisijos ir kai aš sakiau, jinai yra jau 9 metai ta pati, jinai tiesiog jau žino, ką jinai ras, aišku, pagal temą nežino, ką ras, bet kad tai bus erdviniai darbai, kokios yra galimybės. Ir jie iš tikrųjų ateina komisija kaip į šventę, ne į darbą, į šventę. Ir jie pas mane būna, galima sakyti, net 4-5 valandas mes bendraujam, tiesiog žiūrim darbelius, jie diskutuoja, stebisi.
kad taip gali vaikai sugalvoti ir tokių minčių ir idėjų gali atsirasti. Ir kriterijai turbūt savaime tai yra atsakymas į temą, yra kažkokie kriterijai, kurie jau yra nuostatuose. Ir paskui, aišku, tvarkingumas, to pačio darbelio estetiškumas, viskas susideda, ką ir mokytojai turėtų daryti, kad dėrėtų medžiagos, na, visą tai, ką mes žinome kaip menininkai. Ir turime puoselėti, auklėti ir mokinti vaikus, kad jie nedarytų to vadinamo kičo, prieš kurį aš labai kovoju. Ar jūsų mokiniams kyla daug idėjų ir ar pavyksta jas įgyvendinti? Šią temą vaikams kilo galbūt daug idėjų, nes reikėjo padaryti kilimą, bet ne visas idėjas galima realizuoti. Tai yra jiem įgyvendinti meninę raišką, tai yra išpildyti tuos pačius darbelius. Tai kažkas gal keitėsi, bet vaikai idėjų pasiūlė tikrai daug, nes jiems reikėjo po kelis eskizus pateikti man ir net aš pati nustebau, kad taip ir aš net nesugalvočiau. Renkatės darbus, kuriuos apdovanosite. Pagal ką renkatės? Iš tikrųjų, Juozo Palionio labdaros fondas, pratęsdamas šviesios atminties tėtės Juozo Palionio iniciatyvą, kurio dėka ir atsirado šitas renginys, prisidėjo prie gerbiamos mokytojos Aušros Deltuvienės minčių ir idėjų. Tai, kaip ir minėjau, fondas jau daug metų, tiksliau tėvelis sveikindavo, fondas pratęsė vyriausius šio konkurso dalyvius. Tai taip ir šiais metais mes apdovanosim iš viso 15 mokinių, labai kūrybingų, labai padariusi daug gražių darbų, tai 9-12 klasių moksleivius, kurie yra tiek iš Birštono, tiek iš Prienų rajono. Kaip jums šiemet tema ir ar patinka darbų išpildymas, įvairovė? Tema iš tikrųjų labai stipri, nežinau, galbūt net ir labai jau dideli menininkai, turbūt būtų didelė jiems užduotis, ta prasme, kad iš tikrųjų labai sužavėjom tiek mokinių, kaip sakot, išpildymas, idėjos, fantazija, žodžiu, matosi tikrai įdėta daug darbelio ir labai, labai gražu. Netgi sakyčiau, kad Revonos mokykla šiandieną yra kaip tam tikra meno galerija. Ko palinkėtumėte kitais metais mokiniams, kurie dalyvaus šiame konkurse? Aš manau, kad turbūt kūrybinio įkvėpimo, polėkio, toliau taip pat kurti, daryti ir stebinti visą rajoną savo kūrybiškumu. Ar pirmą kartą dalyvaujate šiame konkurse? Aš tai antrą, jinai pirmą. Kas paskatino jame dalyvauti? Mokytoja ir gal, kad jau jisai yra rajoninis konkursas, daug čia dalyvauja konkurencija ir įdomu dalyvauti. Kas jūs įkvėpė šiam darbui, kaip sugalvojate kurti būtent tokį? Nežinau, tiesiog tokia kilo idėja ir mes ją įgyventinom. Gal galit papasakoti, ką turėjote omenyje, kai būtent tai susijote su džiazo tema? Mes manom, kad balionai tai taip yra vaikystė, laisvė ir mes manim, kad taip gal patiks komisijai.